Tęsime laidą tema apie tai, kad Lietuvoje seksualinių mažumų teisės užtikrinamos geriau negu daugelėje posovietinių šalių, tačiau ar vejamės pažangiausias šio požiūrių šalis, ar vejamės vakarus. Apie tai kalbamės su Lietuvos gėjų lygos žmogaus teisų politikos koordinatoriumi Tomu Vytautu Raskevičiumi. Labą rytą. Labą rytą. Na tai iš tiesų, ar jau vejamės tas pažangiausias šalis, ar dar tikrai yra kur palypėti aukštėliau? Reikėtų pastebėti, kad iš tikrųjų per pastarosius kelerius metus socialinis klimatas LGBT asmenų atžvilgių Lietuvoje tikrai labai pasikeitė į gerą. Ir tą labai aiškiai parodė praėjusių metų Baltic Pride eitynės, kai Gedimino prospekte susirinko daugiau negu 3000 dalyvių. Ir pirmą kartą Lietuvos istorijoje tai buvo nesunkus, ne iššūkius keliantis renginys, bet tiesiog džiugi miesto šventė. Kita vertus, reikia pastebėti, kad institucinėme, politinėme ir įstatymo leidybos lygmenyje pokyčių pozityvių kol kas dar nėra daug įvykę. Ir būtent, man atrodo, susidaro šioks toks disonansas Lietuvos visuomenėje, kai socialinėje erdvėje visuomenėje tai tampa vis labiau atviresnis ir vis labiau priimtinas klausimas, bet mūsų politikams dar reikia šiek tiek pasitempti. Yra įvairių tyrimų apie tai, kaip šalis atrodo, kurioje vietoje yra pagal tai, kaip jį užtikrina lygias galimybės, laisvės, kurioje vietoje esame. Kiekvienais metais tarptautinė organizacija Ilga Europe pristato vaivorykštės indeksą. Vaivorykštės indeksas matuoja, kaip gerai įstatymų lygmenyje yra saugomas LGBT asmenų teisės, ir vaivorykštės indeksas šiems metams, arba kiekvieniems metams, yra pristatomas būtent gegužės 17, kas yra tarptautinė diena prieš homofobiją ir transfobiją. Tai indeksas šiems metams bus pateiktas kitą savaitę. Rezultatus jau žinau, bet atskleisti dar negaliu, nes jie paaiškės tik tai kitą trečiadienį. Na, kalbant apie praėjusių metų rezultatus, tai iš 49 Europos valstybių mes buvome 39 vietoje, buvome prieš paskutinį Europos Sąjungoje. Tai aiškiai parodo, kad bent jau įstatymų leidybos srityje tikrai yra kur pasitempti. Kaip manot, kas lemia, kad taip lėtai judame į priekį palyginti su kitomis šalimis, ar galbūt tai, kad esame palyginti jauna demokratija ir mums reikia daugiau laiko pokyčiams, kokios galėtų būti priežastys? Aš visiškai jums pritariu, kad laikas pokyčiams yra reikalingas. Ir kas dar labiausiai yra reikalinga, tai diskusija visuomenėje. Negalime daryti tam tikrų žingsnių, jeigu mes tarpusavėje nepasitarėme, kodėl juos reikia daryti. Ir reikia pastebėti, kad Lietuva tame vaivorykštės indekse metai iš metų padėtis, mūsų vertinimas vis žemėja, bet aišku, žemėja ne todėl, kad Lietuvoje kažkas iš esmės blogėtų, bet tiesiog susidaro tokia situacija, kad kitos šalis labai aktyviai juda į priekį, o kadangi pas mus tų pokyčių pozityvių vis dar nevyksta, todėl mes indeksą ir vis krentame žemyn, ar ne? Bet aš esu visiškai tikras, kad ilgainiui mes sutarsime, kad reikia tam tikrus dalykus pakeisti, reikia žengti į priekį. O kokių tų pokyčių labiausiai reikėtų? Tai mūsų organizacija savo advokacijos darbe identifikuoja 3 prioritetinės sritis. Tai pirmas sritis yra taip vadinamas homoseksualumo propagandą draudžiančių įstatymų panaikinimas. Mes kalbame apie nepilnamečio apsaugos įstatymo tam tikrus straipsnius. Tada kita prioritetinė sritis yra tos pačios lyties porų šeimos santykių teisinio pripažinimo klausimai, registruotos partnerystės institutu. Ir trečias prioritetinis klausimas yra lyties keitimo proceso reglamentavimas. Diskusija, kaip minėjote, yra tas esminis dalykas, ko reikia, kad tie pokyčiai ateitų, ar ne? Manau, tikrai taip. Ir labai džiugu, kad politikai tampa vis atviresni šitai diskusijai ir mes pamažu suprantame, kad homofobija nepadės nei uždirbti kažkokių papildomų politinių balsų, nei padės sukurti tokią atmosferą visuomenėje, kur mums būtų gera gyventi. Ir mes iš tikrųjų Lietuvoje labai daug kalbame apie migraciją ir apie tai, kad žmonės jaučiasi Lietuvos visuomenė tam susiduria su tam tikrais iššūkiais. Ir manau, kad būtent mūsų atvirumas įvairiems žmonėms, įvairias seksualinės orientacijas ir tapatybės turintiems žmonėms tikrai prisidėtų prie geresnės atmosferos mūsų visuomenėje kūrimo. Jau minėjote, kad visuomenė keičiasi šiek tiek greičiau negu teisinė bazė. Ar apie tai byloja jūsų kiti renginiai? Prieš keletą dienų prasidėjo festivalis Vaivorykštės dienos, kuriuo siekiama skatinti nediskriminavimo toleranciją, ir tie renginiai sulaukia vis daugiau žmonių, ar vis tik visuomenė dar kartais pasirodo konservatyvi ir šiek tiek galbūt pasipiktina? Mes labai džiaugiamės, nes šią savaitę prasidėjo mūsų Vaivorykštės dienų festivalis. Vaivorykštės dienų festivalis yra rengiamas tais metais, kai Lietuvoje nevyksta Baltic Pride eitynės. Ir ši diena skirta paminėti tarptautiniai dienai prieš homofobiją ir transfobiją. Ir kodėl šis festivalis yra labai svarbus, nes renginiai vyksta ne tik Vilniuje, bet ir kitose Lietuvos miestuose, būtent Kaune ir Klaipėdoje. Ir tokiu būdu mes norime pasiekti ir ten gyvenančius žmonės, ir ten gyvenančius LGBT bendruomenės narius. Tai tikrai manau, kad visuomenės ne tik Vilniuje, bet ir kitose miestuose tampa atviresni tokiems renginiams. Na ir tu neprivalai priklausyti LGBT bendruomeniai,
gali dalyvauti šiuose renginiuose, tiesiog norėdamas daugiau sužinoti apie socialinę grupę ir kovoti su tam tikrais stereotipais, kuriuos galbūt turi visuomenės nariai. Tai manau, kad visuomenė tikrai yra atviresnė ir šie renginiai sulaukia vis mažiau ir mažiau opozicijos. O iš tiesų ką, tuose renginiuose gali išvysti, pamatyti, sužinoti žmonės, kuriems tai įdomu, kurie nori žinoti? Aš galbūt trumpai pristatysiu mūsų Vaivorykštės dienų programą. Tai mes Vaivorykštės dienas vakar pradėjome oficialiu priėmimu Vilniaus miesto rotušėje ir pirmą kartą Lietuvos istorijoje renginį pasveikino Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Šios dienos programoje Vaivorykštės dienų autobusas. Vaivorykštės dienų autobusas, mes esame išnuomavę autobusą atvirų stogų ir 12 val. Pradėsime juo ekskursiją Vilniaus miesto gatvėmis. Mes autobusą pripildome muziką, žmonėmis, Vaivorykštės vėliavomis ir gerą nuotaiką. Na ir autobuso kelionės metu sustojame prie strategiškai svarbių objektų ir ten skleidžiame mūsų simbolinę 30 metrų ilgio Vaivorykštės vėliavą. Tai šiemet mes nusprendėme sustoti prie Rusijos federacijos ambasados, siekdami atkreipti dėmesį į Čečėnijoje vykstančius žmogaus teisų pažeidimus. Taip pat sustosime prie Lietuvos Respublikos Seimo. Na ir pirmą kartą užnešime mūsų Vaivorykštės vėliavą į Gedimino pilies bokšto kalną, tol, kol kalnas dar nenuslinko ir nenukrito žemyn. Na, o šiandien vakare, kadangi žinote, šiandien didi diena, Eurovizijos finalas. Eurovizijos finalas yra labai reikšmingas LGBT bendruomenės nariams. Tai mes organizuojame Eurovizijos vakarėlį džiazo klube Paviljonas, įsikūrusiame Pylimo gatvėje Vilniuje. Ir renginio metu ne tik tiesiogiai žiūrėsime Eurovizijos transliaciją, bet ir renginį ir linksmins renginio dalyvius, dvi drag atlikėjos, atlikėja La Diva Life iš Prancūzijos, na ir vietinė Lietuvos žvaigždutė Okenidė. Deja, mūsų laikas mus spraudžia į rėmus. Tikiu, kad tikrai, kurie susidomėjo, susiras visą programą, nes ji dar tęsis tikrai ilgai ir tikrai sužinos, kaip gali su jumis susisiekti, pamatyti jūsų renginius. Labai ačiū, kad šį rytą užsukote į mūsų studiją ir gražių tų renginių. Ačiū, kad pakvietėte.